vėliavą ginklu. Gerb! Perduodam ekspoziciją, tokią stilizuotą, skautišką, partizanišką, kuri yra tokia paprasta, bet labai neprasta. Jinai atspindi mūsų partizanų gyvenimą. Ir noriu pasakyti, ekspozicija saugo. Kaip žinia, tie žmonės, kurie augo iš pradžių mažais skautais, vėliau tapo šauliais, taipogi tęsė savo skautystės tarnystę, vėliau tapo mokytojais, karininkais, kariais ir kam likimas davė, jie tapo partizanais ir paaukojo didžiausią savo vertybę, savo gyvenimą už mūsų visų nepriklausomybę. Tarnauju Lietuvai, kuriai yra daug šimtų metų ir dar daug šimtų metų mes gyvensime čia ir niekam jos neatiduosime. Gerai atsimenam tą sovietmetį, mes atsimenam represijas, mes atsimenam daug negatyvių dalykų, ar ne? Todėl pasipriešinimas turbūt yra mūsų antra prigimtis.